visada labai džiugu matyti mūsų Klaipėdos universiteto rektorių, profesorių, daktarą Artūrą Razbadauską, tai kviečiam tarti padrąsinimo žodį, pasveikinimą. Jautiesi daug geriau emociškai, nes tu darai gerus darbus, automatiškai tau pačiam viduje yra gera. Vieni iš mažiausių šitos konferencijos dalyvių, tai 6 klasių mokiniai. Šiandien pristatysime tyrimą, kuriame dalyvavo abi mūsų mokyklos. Tyrimo dalyvavo 117 šeštoko iš 5 klasių, jų auklėtojai ir 5 mokytojai. Reikia pranešti direktoriui. Sugrįžo, visi mokytojai dirbo. Kaip jūs padėsite mokytojams nugalėti nepakantumą ir rašyti patyčias? Nuoširdumu, supratimu, geranoriškumu, garbei mokymu. Apibendrinant, galiu pasakyti, kad tik kartu mes viską įveiksime. Saulėtekio direktorių buvo abrakadabra apsirengusi. Ne. Jūsų? Tai tu vaikštot direktorius? Ne. Ne, čia kaip buvo tas atvejis ypatingas, kai reikėjo gelbėti toliau stengti. O ką ten augina, kas ten buvo ant rankos pas ją? Pas ją buvo tos gyvūnėlis. Kas? Gyvalas. O tai čia visą laiką buvo tos gyvalas? Jo? Ir jūs galite jo pažaisti su juo? Bet galite. Labai įdomu. Įdomus sprendimas. Taigi komisija, ko norim paklausti? Dar pranešimas nesibaigė. Sveiki vaikai, labai nuotaikingas jūsų pristatymas. Ir man kilo toks klausimas. Kaip jums kilo idėja taip kūrybiškai pristatyti šią temą? Gal čia labai svarbi tema ir todėl, kad dėl šito populiariausias filmukas gal patinka visiems Harry Potteriui dėl to. Ar jūs patys sugalvojat tai, ar kartu su mokytojų pagalba, gal kažkas? Mums padėjo mokytojai, socialinė pedagogija, psichologija. Aha, ir tokį ilgą filmuką, tokį gražų, kas montavo? Ar jūs jau patys sugebėjote, ar padėjo mokytojai? Mūsų, kaip pasakyti, Mokytojai. Aha, tai galim paploti mokytojai, nes aš manau, kad kas jums buvo sunkiausia ir smagiausia, kuriant, vaidinant visą šį siužetą? Padėti siužetas, kūrėm fainai, kad filmavom ir buvo tie kostiumai, lazdelės, tai visokie burtažodžiai, fainai. O kas buvo sunku? Filmuotis, išmokti žodžius. Supratau, ačiū. Iš tikrųjų, o kiek laiko užtruko tas filmas, nes kol sukūrėt, nes pagal vaidus mačiau, kad ir žiemos buvo metas, ir pavasario, kiek laiko, kada pradėjot ir kiek truko tas filmavimas? kažkur apie 2 mėnesių. O jūs draugaujate, 2 mokyklos ir anksčiau? Mes turim bendrų draugų, aš ir mano draugas Matas, kartu lankom futbolą į vieną komandą, Danė irgi taip pat turi draugų iš Saulėčkio mokykloje. Ačiū labai, tai dar gal klausimai, kol pranešėjai nepabėgo, tai galima balsuoti, kai jau pranešėjai sės vietas, balsavimas baigsis Facebook'e. Tai dar Facebook'o klausimai ir apie galima. Klausimų nėra, bet tikrai yra netgi 39 komentarai, kokie jūs esate super šaunuoliai ir jums daug žmonių linki sėkmės. Tai ką aš dabar matau, jūs turite net 179 patiktukus, 3 pasidalinimus, tai sveikinu šaunuoliai.
Tai daugiausia konferencijos dalyvių palaikymo sulaukęs pranešimas Facebook'e ir skelbėme nominantus. Klaipėdos Saulėtekio progimnazija, Klaipėdos Uostamiesčio progimnazija, Matas Musteikis, Vladimir Brėlis.